Jūs jaunas žmogus, bet esate storas. Ir ką? Tai nesveikagi. Nu tai kas, kad nesveika, aš tai milijonierius, nueinu pas daktarus, nunešu kyšį jam ir mane be eilės pro visus tyrimus pravaro, geriausius vaistus išrašo, žodžiu, viską, sanatorijas, viską padaro. Ką man rūpintis mano sveikata, jeigu daktarai už mane pasirūpina? O neketinate sportuoti? Ne, tikrai ne, aš niekada nesportavau ir tikrai nesportuosiu. Kodėl? Tai kad paskui visas suprakaituoji, prasmirdės, vaikštai po miestą, širdis kalatojas, nu kam čia kankintis? Aišku, būna tokie, va, kur maratonus čia laksto ratais aplink durneliai, tai ir gyrėsi paskui, aš nugalėjau save. Aš, pavyzdžiui, tokios minties net neturiu save nugalėti. Kodėl? Tai kad aš nemėgstu pralaimėti. O nevaikštote į sporto klubą ar baseiną? Net negalvoju. Mano sporto šakos yra mano namie. Dartai, bowlingas, biliardas, o plus dar užsi džakuzį turiu. Ir va, psichas nelaimingas ant dviračio. Sveikolis, mat. Neapkenčiu, nervuoja mane tokie sveikoliai. O kodėl jie jūs taip nervina? Tai kad su protu susipykę. Labai sveiki, mat, liekni atseit, o iš tikrųjų liekninti, nes pinigų neturi pavalgyti už ką. Na ne visi juk tokie turtingi kaip jūs. Žinau, bet didesnės nesąmonės nesu girdėjęs. Sveikata didžiausias turtas. Pinigai yra didžiausias turtas. Toks sveikolis lakstys visą gyvenimą, dviračiais čia važinės, štangą kilnos ir paskui numirs tam savo sporto klube. O aš, kai turiu pinigų, sumokiu daktaram, tai mane daktarai bet kada atpumpos ir ant kojų pastatys. Jūs to įsitikinęs? Tai aišku, tu jam sumokėk, gyvensi jam žinai. Yra pinigų, bus ir sveikatus. Čia kaip tiesa iš Biblijos apie automobilius. Mokėk policijai ir važiuosi. Turbūt ir dietos nesilaikysite. Tai čia tegul vargoriai dietų laikosi. Tai jeigu aš pinigų neturėčiau, tai ir aš dietų laikyčiaus. O dabar mėgstu skaniai pavalgyti, nes galiu sau leisti. Švalgiu ir valgysiu.